Vienkiemis parduodamas skubiai už 2000. Tęsėme video. Dabar esu vietoje. Davažiavau nesunkiai, pašalę, pasnygę biškį, bet va, su Volvo pravažiuojama lengvai. Tai va. Darysim taip. Einam pasižiūrėti, kaip tas namas atrodo, kas per stovis. Ūkinis yra sugriuvęs, sienos belikė. Čia stirniukai išbėgo, kai atvažiavau. Šiek tiek šabakštyno užaugę. Slyvos čia, kaip suprantu. Elektra vienfazės ateina, bet atjungta yra. Tai reikėtų pasijungti. Pasidaryti sutartį ten su ESO. Taip. Nu, va, toksai va namukas. Va. Jis yra remontuotinas, jis nėra ten visiškai nugriovimui. Taip. Ten gal pralysti. Pralysim čia. Va, toks va namukas. Šiferis ir rąstai. Čia plėvelė užkalta ant langų. Aha. Na, toks namukas. Šičia yra ūkinis, pusiau pagriuvęs toks. Šulinys yra. Vandens yra tenai. Viskas gerai. Čia toksai va griuvukas kažkoks yra. Šičia, kaip suprantu, buvo viralinė pastatas. O šičia medis koks milžiniškas. Čia rūkykla buvo, kaip suprantu. Va. Iš molio kažkaip drėbta, ar kas čia buvo. Bet jau čia pavargus. Tai einam toliau. Tai iki pirmadienio, jeigu rezervuojate, 2000 kainą. Vėliau dėsim už 3,5. Vienkiemis. Kėdainių rajone. Einam į vidų. Nu va, kaip atrodo troba. Va, čia koridorius. O toks. Tada va čia va yra vienas didelis kambarys. Viskas nulupta, paruošta remontui. Kaip aš darau, tai metalinę tvorą prišaudau, galima seną, galima naują nusipirkti ir drebiam molių. Molis su žvyru, su mišinis. Viena dalis molio ir 2 dalis smėlio arba žvyro. Ir labai gerai izoliuoja šilumą ir apsaugo rąstus nuo puvimo. Tai va, tai toks didelis kambarys. Aš kaip suprantu, čia gal buvo 2 kambariai. Čia, va, kaip matau, buvusi siena yra. Čia mažesnis kambariukas buvo. Čia buvo didesnis, bet čia jau buvo paruošta remontui, kaip suprantu. Einam toliau. Čia turi būti krosnis. Va. Išardyta viskas, paruošta, vienu žodžiu, statyti krosnį. Sienelė yra. Tai pasistačius krosnį galima va prijungti iš karto, kad eitų į sienelę viskas. Sienelė įšyla. Apdailą šitą tinką galima nulupti lauk, apsimoliuoti, uždėjus tinklelį ir puikiai šildys šitą sienelę. Langai mediniai va tokie. Va, vaizdas laukai. Ką, einam į 2 aukštą pažiūrėti. Va, 2 aukštas atrodo šitaip.
buvę seniau skiedros, ant viršaus uždėtas šiferis yra. Tai va, ten langas, kaip suprantu, kiauras. Nu va, toks va stovis. Kur čia dar nueiti, kur dar nebuvome. Čia va kažkoks tai. O. Neprasivalys striukės. Kažkoks sandėliukas. Taip atrodo vienkiemis už 2000. Sodas, aš matau, va, obelis yra čia. Einam dar iki ten. Iki artimiausių kaimynų koks pusę kilometro. Kažkur. Ten Antušavos kaimas yra toliau. Šitas namas, medis, gal dviese apglėbti eitų, bet vienam niekai storas. Tai faina, kai didelių senų medžių yra. Ir čia va yra kažkoks didelis irgi medis, atrodo panašu į kriaušę galbūt, ar kažkokį kitą medį. Tai va. Va taip va atrodo šitas vienkiemis. Jeigu domina, tai per šį savaitgalį susiskambinam, per telegramą susisiekti galima, telefono numeris, profilį, ragelį paspaudus ir tartis dėl rezervacijos ir dėl notaro po to. Prireikia pinigų kitam objektui pirkti, tai parduodu, nes galvojau gal čia remontuoti, gal kažką daryti, bet kitas objektas man svarbiau nupirkti yra. Tai va. Ten tolumoj matosi tie malūnai. Čia yra šalia Gudžiūnų. O ten toliau yra Gudžiūnai. Ten va, jeigu pasižiūrėti toliau, kur matosi namai, ten yra Gudžiūnų kaimas. Tai va. Tai va tiek va būtų apie šitą vienkiemį. Ankstesnėme video matėte privažiavimas koksai, dabar kaip pasnygė, pašalė, tai išvis be problemų. Kada buvo purvas, tai aš nedrįsau važiuoti, nes aš būčiau galbūt ir užklimpęs.